Tai va, prašau padaryti mane gražią. Nes šitas projektas reikalauja, kad aš gražiai atrodyčiau. Šiaip galėtum padaryti, kad aš gražiai atrodyčiau. Nu, Photoshop'u nedirbsi. Nu, va, tai tavo atjatsai, galėtų kaip papuošti. Postprodukcija, visą kitą. Aš realybės mėgėjas. Taip, lietingos, bjaurios, dramatiškos. Nu, gerai. Psichodelinis. Taip, apie kūrinius tada, iš karto. Čia susiūta, ne? Jo, čia yra susiūta, šitas kūrinys yra susiūtas kardiochirurgų. Projektas buvo toks, kad aš nugruntuoju drobes, užtempiu, nugruntuoju kaip tikras tapytojas ir paruošiu chirurgam ir duodu chirurgam, kad jie prapjautų ir susiūtų savo originaliais siūlais, kuriais siūla originaliam siūlėm ir įvairių sričių chirurgai. Nu, pavyzdžiui, kardiochirurgai ar plastikos chirurgai. Šita siūlė yra kardiochirurgo profesoriaus Aidiečio santariškių. Ir čia yra vielos, kuriom sukabina krūtinkaulį, kai padaro operaciją, kad laikytųsi už tai vielos. Visi siūlai čia originalūs, tokių spalvų ir yra. Pradžioje manęs jie klausė, o kokių spalvų nori? Aš galvojau, kad yra tik tai tie peršviečiami, pasirodo yra milijonas spalvų, kokių tik nori. Žodžiu, yra ir tie peršviečiami, yra ir visokie violetiniai, žali mėlyni. Tai va, čia, žodžiu, po vieną siūlę visų chirurgų. Tai va, sekantis yra pilvo chirurgo. Rybakovo, irgi iš santariškių. Čia buvo pirmas mano darbelis, kurį aš atidaviau su baime. Šitas Rybakovas pasižiūrėjo į tą drobelę ir sako, o šitą pjauti, sako, čia kitaip gražu. Tai va, čia apie balto lapo baimę. Ne tik mums galioja, visiems galioja, reiškia. Nu va, ir kai pasižiūrėjau, kaip čia viskas gražiai atrodo, supratau, kad paroda bus. Žodžiu, šita istorija yra vaikų ligoninės ortopedijos chirurgo Saniuko. Jisai pasakojo, kad kai jie daro operacijas, pjauna palei visą stuburą, čia yra pavaizduotas stuburas tarsi. Ir sako, mes siuvam dviese ir sako, aš pavaizdavau, kaip siuva vienas iš vieno galo, kitas iš kito galo. Ir čia pagal jo idėją yra pavaizduota klaida, kaip kažkaip nesueina tenai, kaip blogai vienas ar ten kažkaip netai pradeda. Nu, žodžiu, aš nelabai suprantu, bet tai yra ir kartu pavaizduotas stuburas. Tai va, man labai buvo gerai, kad tai yra ne tik tai suaugusių, bet yra ir vaikų. Ir žodžiu, irgi nusipelnęs ten chirurgas ir visoks koks su visais vardais. Aš jam daviau truputį grubesnę drobelę, sakė, mes ortopedai, mums galima ir grubesnę. Žodžiu, dabar ten. Tai ne, kol kas nieko. Čia yra plastikos chirurgų. Palauk, aš gal. Aha, parodyk. DR klinikos plastikos chirurgų Vaičiūno ir Balčiūno kūriniai. Tai va, manau, kad drobės, kurias susiuvo plastikos chirurgai ir kurias susiuvo širdies chirurgai, turi skirtingas reikšmės ir skirtingus turinius. Aš jiems sakiau, darykit, ką norit, jūs menininkai, kaip norit, taip siūkit, kaip norit, taip dėliokit. Tai va padarė visai modernistinį ansambliažą. Tiesa, plastikos chirurgai, aišku, su tokiais storais siūlais nesiuva. Sakė, jeigu mes susiūsim su tais siūlais, su kuriais mes siūvam, tu nematysi. Tai čia yra, parodyk, čia yra adatos prie siūlų, jos būna iš karto taip ir pagamintos. Tai yra adata. Žodžiu, čia visos pakuotės yra. Vat kitas kūrinys yra ten, reiškia, Vaičiūną remia, o čia yra Balčiūną. Balčiūnas panaudojo vieną siūlą iš tų, su kuriais jie siuva, sakė, kraujagyslės, bet tai yra ne pats planiausias ir va šita blakstiena yra adata.
O čia tiesiog pavaizduotas įvairios siūlės, reiškia, padidintos aišku, bet padarė irgi meno kūrinį. Iš esmės, kaip žodžiu. Tai va, visi yra jų parašai originalūs, kas norėjo, tas pasirašė. Čia yra dar pilvo chirurgo Rybakovo diptikas. Šitas projektas, aš manau, dar jį puikiai žinai, kad kai trūksta drobės, galima ją prisiūti, ar ne? Kaip formatai, pavyzdžiui, 3 metrai ir reikia truputį užlenkimo, kai žinai, kaip prisiuvama. Tai čia aš ir padariau tuos susiuvimus. Sakiau, kad būtų ir taip pavaizduota, nes galbūt šitas projektas kilo nuo to. Nuo prisiuvimo. Žodžiu, va. O galbūt kilo nuo to, kaip, pavyzdžiui, mano tėvai kartu baliavodavo, važiuodavo prie ežerų, tūsindavosi kartu su gydytojais. Ir mano tėvų Hebroj kompanijoje buvo labai daug puikių gydytojų. Buvo gydytoja Švaistytė ir visi patio kolekcija Mičelytės. Žodžiu, gydytojai susirinko puikias kolekcijas, o kartu dalyvavo, sakykime, visuose ginčuose. Ir kažkaip aš viso to labai pasiilgau. Pagalvojau, kad o kodėl mes nedraugaujam su gydytojais? Kas nutiko? Kodėl jie nedraugauja su mumis? Va ir pabandžiau. Rybakovas. Jo. Ir iš esmės, kaip nekeista, gydytojai labai smagiai sutiko. Su džiaugsmu ir tikrai pasirašė kaip ko puikiausiai tyla. Dar bet čia truputį. Čia yra plastikos chirurgų siūlai. Čia yra saga. Chirurginė saga. Naudojama tam, kad kai susiuva, reiškia, kai užtraukia siūlą, kad neišplėštų. Žodžiu. O va ten, tuose pakuotėse yra siūlai. Tik jų nesimato. Tai čia tie, su kuriais plastikos chirurgai siuva. Dar viena versija, nuo ko šitas daiktas prasidėjo. Yra, matosi, yra mano tėvo skalpelis. Su šituo skalpeliu tėtis raižydavo visą savo grafiką. Tai dar viena versija, kaip reiškia, tas chirurgų ir menininkų draugystė. Tai va. O čia kas? O čia yra kitam projektui. Tu nufilmuok, o paskui aš papasakosiu, pasimsiu. Visus juos bent kelis pasimsiu. Va. Ir nusinešiu. Čia yra batai. Aš sugalvojau kažkaip irgi tyrinėdama baltąjį kubą ir mąstydama apie galerinės erdvės, labai dramatiškai rimtai skaitydama literatūrą, nusprendžiau, kad reikia atiduoti duoklę mano mylimam baltam kubui, tik tai truputį patobulinant. Tai yra, čia yra mano galerija. Mobili galerija batai. Apsiauni ir išeini su visų menu, gali visiems nueiti į parodos atidarymą ir, reiškia, nusinešti meno kūrinį. Taip sakant, išnešti meną į gatves. Ir visą baltąjį kubą išnešti į gatves. Na, kaip čia, kadangi tas baltasis kubas yra linkęs uždaryti meną, izoliuoti jį nuo visų išorinių kontekstų ir suteikti jam tokiu būdu begalinę vertę, aš pagalvojau, kad būtų visai priešingai neblogai tą meną į kontekstus. Tai va, čia yra, žodžiu, aš pasiūliau įvairiem menininkam, aš duodu batus, batai yra mano suprojektuoti, meistro pagaminti specialiai, todėl visi balti. O menininkai galėjo sugalvoti, reiškia, kaip pritaikyti meno kūrinius, žodžiu. Tai va čia Aurelijos Maknytės projektas, jinai kaip šiuolaikinė menininkė irgi atsifutbolino nuo meno darinimo ir nusprendė, kad galima eksponuoti menininkų teptukus. Vat Jansai galėtų būtų man duoti savo teptuką. Čia davė man, pasirinktinai, čia yra Antanavičiaus teptukas. Galėtų taip atrodyti. O čia, spėkit, kad va čia yra Žygimanto Augustino teptukas. Žodžiu, čia yra Znamierovskio teptukas.
Tai vad gali savo mylimą fetišą išsinešti į gatvę. Čia vėl. Čia yra Zokaitytės Birutės projektas, ten batai atspausti. Žodžiu, neišraižė ant pado mėnulio paviršių. Nu, ką norėjo, tai ir išraižė. Ir labai man smagu, nes tokiu būdu eidamas gatve, reiškia, mėnulis prisiliečia prie žemės, kas nebūna šiaip. Šitą projektą padariau aš pati. Prašiau aš čia skulptorių, žodžiu, kad padarytų man kulną, sakiau, iškapokit kokį nors, ką nors, nebūtinai kulną, bet ką nors. Žodžiu, kažkaip tai visi užsiėmė ir pagalvojau, kad nu ir gerai, padarysiu aš pati. Tai va čia yra chirurginė žirkutės. Spaustukas, kaip jie vadina. Žodžiu, manau, kad šitas batas ir jungia abu projektus. Nu, toks truputį apie protezą, apie įgalumą, neįgalumą. O čia yra Trimako, Gintauto Trimako juosta. Trimakas, kaip visada, pats išryškino vengdamas vaizdo. Juosta yra kariniai žvalgybai naudota. Reiškia, sovietmečio juosta, kaip Trimakas ir mėgsta pasirinkti kokią nors iš savo sandėliuko, sako, štai aš turiu tokią fainą, sako, su jie fotkindavo iš aukštai, reiškia, karinius objektus, nu, tipo iš lėktuvo. Nu, ir kadangi čia yra tokia kariniai žvalgybai naudojama šnipu, tai iš karto military tipo batai, reiškia, ir tą juostą susisukti, gali, taip sakant, pasislėpti kaip šnipų žaidinėliai. Nu, iš kitos pusės, man atrodo, military ir kariuomenių judėjimai ir įvairios objektai dabar yra bjauriai aktualūs vėl. Tai žodžiu, šitas toks. Ok, Bet ačiū. žiūrėk, palauk. Vieną aš sugalvoju, vieną momentą. Tu padarysi tai, ko aš svajojau. Aš apsiausiu ir išeisiu. Ir bus šitą, kaip čia, uždarimas parodos. O tai gal nueik ir užeik. Dabar. Davai, nu kad jau paroda uždaryta yra.